Sveiki atvykę į namų gynybos tutorialus. Šiandien parodysime, kaip galite patys sunaikinti namie priešų tanką. Štai už manęs matote tanką, kurį pastatėme su draugų garaže. Kad jį sunaikintumėme, reikia vieną kartą pataikyti į nupieštą kulką. Štai tokios taisyklės. Mes abudu šausime po 2 kartus į tanką ir tas, kuris pataikys daugiau kartų, laimės 17,23 €. Na gerai, tada nieko nelaukime. Tikiuosi nesusprogsim. Na gerai, aš pasiruošęs šauti. Bam! Nu, pataikyk. Da, pašau. Dabar mano eilė ir aš jam parodysiu, kaip reikia šaudyti. To aš jam parodysiu. Bam! O tai kur raketa? Nu tai kas čia nepašaudo? Oi. Gerai, atėjo laikas paskutiniam šūviams. Tas, kuris pirmas pataiko, tas laimi. Vaskyčiai. Haha, laimėjau. Gerai, paruošk raketą. Bam! O, man. Na gerai, jeigu dabar nepataikau, mes turime pasidalinti pinigus. Tai net nesisteng. Bam! Prašau pataikyk. Žiūrėk, pataikysiu. Bam! Bam! Na, kadangi aš geresnis, aš kaip visada laimėjau. Raketų šaudymo į tanką treniruotės tik patyrusiems pilotams šaudymo į tanką sėkmė negarantuota. Tankas gali būti stipresnis nei tikėtasi, šaudymas gali sukelti sprogimus, dūmus. Prieš pasitarkite su kariuomenės vadovybe arba strategijos ekspertų. Raketų valdymas tik profesionalams. Tanko sunaikinimas gali užtrukti nuo 3 iki 5 sekundžių. Raketos nėra žaislas. Jei nesate tikri dėl taiklumo, pasitraukite į saugią zoną. Už treniruotės mokestis negrąžinamas. Mūvėkite apsauginius akinius ir šarvinės liemenes sėkmės kovoje. Raketų tiekėjas neatsako už tanko manevrus.